Sveiki gerbėmieji, prasidėjusios savaitės taroskopas. Taip pat šią savaitę turiu kelias vietas darbui vūdų srityje, vūdų magijos srityje pagal jūsų prašymus. Realus likimų surišimo ritualas, paprastas mylimos mens pritraukimas, skyrybų ritualas, jeigu kam reikia, bausmės kerai. Rašykite, kalbėsim. Tai tiek kol kas. Na, o dabar žiūrim, ką paruošė žvaigždės ir kortos jums ateinančią savaitę. Avinas. Taurio 10. Meilė, grožis, gėris, darna. Jautis. Vėzdų 9. Komforto zona. Dvyniai. Kardų karalius. Priešų pavojus ir stiprus. Vėžys. Finansinių reikalų pajudėjimas į priekį. Pentaklių 2. Liūtas. Vėzdų karalius. Darbai, globa iš viršaus. Mergelė. Apverstas taurio tūzas. Šeimyninių santykių griovimas. Svarstyklės. Šeštakė apverstoji, tai yra nežiūrime praeitį, einame prieki. Taurio 6 apversta. Praeities negatyvai nueina šalin. Skorpionas. 5 apverstoji. Taurio. Problemos meilės fronte. Šaulys. Darbiniai praradimai. Apverstoji 8 vėzdų. Darbiniai praradimai, darbinis diskomfortas. Kliūtis kažkokios, barjerai, reikalų sustabdymas. Taip, ožiaragis. Pinigų lietus, tiesioginė to žodžio prasme. Vandenis. Vandeniui konfliktai. Ir kas yra žuvim? Žuvis. O žuvim darbinė atmosfera, darbinė aplinka, judėjimas į priekį, naujos sutartys, nauji bendravimai. Žodžiu, pakankamai nebloga savaitė beveik visiems ženklam. Sėkmės jums!